Žinote, visą laiką toks jauduliukas būna, kada žaidi su čempionu, bet rungtynės parodė, kad turbūt greitai mes išvijom tą jauduliuką ir, sakyčiau, pirmam kėliny tikrai neblogai atrodėm, gal truputį silpniau antram kėliny, bet Niko turėjo tokį momentą. Be abejo, iš tiesų tai sunku dabar man ir sakyti, bet aš aišku norėčiau už principingumą teisėjams padėkoti labai. Nežinau, aišku, Žalgiris tikrai nėra patenkintas galbūt jų veiksmais, bet reiks pasižiūrėti jo, bet tikrai nekėlė ne vienas sprendimas, aš manyčiau, mums bent. Aš sakau, Žalgiriui turbūt kėlė ten kažkokį galbūt nepasitenkinimą, bet nedavė, sakykime, įsiplėsti emocijom tam tikrom ir viską laikė savo rankose. Aš bent taip mano subjektyvė nuomonė. O antras kėlinys truputį buvo silpnesnis iš mūsų pusės, be abejo, bet turėjome 100% momentą ir būtų buvę įdomu tada, išvis būtų įdomu. Taigi norėčiau padėkoti komandai, kurie tikrai analizavom Žalgirį, dirbom visą savaitę, ruošėmės, truputį, matėt, pakeitėm taktiką, jinai pasiteisino, džiaugiuosi, kad vyrai įvykdė tai, ką mes darėm ir ką jie įsiklausė ir sakykime, praktiškai 100% buvo išpildyta viskas, kas buvo planuota ir kas buvo dirbta treniruotės. Kiek įtakos turėjo antrojo kėlinio pradžioje, kad galima sakyti, atlaikė tą didžiausią spaudimą ir po to pavyko išlaikyti lygų rezultatą? Iš tiesų, tai mes ruošėmės ir netgi, sakykime, pačiai pradžiai rungtynių mes manėm, kad 10 minučių mes susidursim su tam tikrų spaudimu, bet pradėjo atsargiai kažkaip tai, ta prasme, mums buvo naudingas tas. Antras kėlinys teisingai buvo, bet matomai žaidėjai gavo tam tikrą, nežinau, galbūt pasitikėjimą, užtikrintumą po to pirmo kėlinio. Mes Rūbinėje ir kalbėjom, kad tikrai pirmam kėlinį mes nepadarėm praktiškai jokios grubios klaidos. Labai geras buvo pasisaugojimas, labai geras buvo zonų užpildymas ir taip toliau. Tai aš maniau, kad turėtum pradėti taip lygiai ir antrą kėlinį ir prašiau vyrų, jie tą įvykdė, mes tam buvom pasiruošę tam tokiam, sakykime, spaudimui. Aš manau, kad mes gana neblogai su tuo ir susitvarkėme. Tai gerai išanalizavot varžovus, šiandien niekiek nenustebino? Ne, žinot, čempionas jis visada turi tam tikrų resursų ir siurprizų, bet jau yra antros rungtynės, mes žaidėm jau pirmam rate ir galų gale praktiškai aš žiūrėjau iš tiesų visas Žalgirio rungtynės. Tai Lietuvoje čia pasislėpti nėra taip sudėtinga ir taigi biškutį gal nustebino truputį tą, sakykime, startinę sudėtį Žalgirio, bet tai čia jų pasirinkimas ir sakau, mes tam ruošėmės, mes buvom pasiruošę, mums pavyko, svarbiausia, kad pavyko, o jeigu būtų nepavykę, tai žinot, tada būtų vėl kilę įvairių klausimų, bet sakau, naudodamasis progą ir dėkoju vyrams, kad tikrai įvykdė visą tai, kas buvo planuota, kas buvo dirbama ir galbūt, sakykime, tai bus maža kažkokia kibirkštėlė, nedaryti daugiau klaidų, nes iš tiesų tas pirmas ratas, mes lyg tai taip ir žaisdavom su visom komandom daug maž lygiai pagal statistiką, bet vis dėlto mes prisidarydavom kažkokių klaidelių, iš kurių paskui nuleidę galvas analizuodavom jas. Šiandieną be abejo irgi šias rungtynės analizuosim ir tų klaidų buvo be jokios abejonės, bet jos nebuvo antiek reikšmingos ir jos neturėjo įtakos rezultatui, tai tas labiausiai ir džiugina. Rungtynės, ką galvoji? Ką gali galvoti, kai sužaidė su čempionais lygiausiai? Gerai, viskas gerai. Ar pačiam buvo geriausias galbūt netgi sezono rungtynės šios? Nežinau ar geriausias, bet kad sunkiausias buvo turbūt, tai tikrai. O dėl gerumo, nežinau. Galbūt vienas geriausias. Papildoma motyvacija yra, vis tiek priklausai Žalgiriui, paskolintas esi. Smagu parodyti kažką, ką gali ir panašiai. Smagu įrodyti treneriam, vadovybei. Galvoji, kad užsirekomendavai šiandien prie Žalgirį? Nežinau, sunku sakyti, bet galbūt, nežinau. Šiaip praleidai, galima sakyti, 4 įvarčius, bet nei vieno neįskaitė. Tai galvoju, nuošalės buvo, pats kaip manai? Iš tikrųjų negaliu pasakyti, nemačiau, ar ten buvo ta nuošalė, ar nebuvo. Jei neįskaitė, vadinasi, buvo nuošalė. Tiek. Top Sport lažybos. Top Sport.